Liberty Signa viešbutis. Naujas 2024 metais pastatytas ir atidarytas. Štai noriu parodyti, kad aplink viešbutį nieko nėra. Vyksta statybos. Šiaip viešbutį šalia stato dar 2 to paties tinklo viešbučius. Bus panaši labai koncepcija, interjeras. Planuoja baigti statyti 25 metų gegužę, tai po to laiko turėtų nebebūti statybų. Ten kiek toliau paėjus yra tokia parduotuvių gatvė, tai nusipirkti kažką galima. Na ir dabar tada apžiūrėsim viešbutį. Štai čia yra toksai barukas. Nusileisiu žemyn. Štai iš registratūros tokiais laiptais nusileidau. Ir išeinam į kiemelį. Labai faina, jie tokia pasidarė kaip gatvė. Čia yra kambariai, turbūt standartiniai. Ir ta gatvė tu tiesiog nueini tiesiai prie jūros. Liberty Signa viešbučio standartinis kambarys. Paprasčiausias kambario tipas, toks pas juos yra iš tikrųjų erdvus, gražus. Gali gyventi 2 suaugę ir vaikas, arba 3 suaugę. Ir štai toks vonios kambarys. Vienoje pusėje dušas, kitoje pusėje tualetas. Liberty Signa viešbučio Junior Suite kambario tipas. Gali gyventi 2 suaugę. Viso tokių kambarių yra tik 8. Bet štai koks vaizdas. O, jisai turi mažą baseiniuką privatų. Oho. Na taip. Labai gražus kambarys, labai gražus stilius. Liberty Signa viešbučio Superior Direct Plus kambario tipas. Yra taip pat irgi štai tiesioginis išėjimas į bendro naudojimo baseiną, gultai, terasėlė, kambarys. Tikrai labai gražus, stilingi kambariai šiame viešbutyje. Viešbutis atsidaręs tik 24 metais, tai matosi, kad jis yra naujutėlaitis. Liberty Signa viešbučio Lake House kambario tipas. Štai turi tokį terasą su privačiu baseinu. Aišku, čia gali ateiti ir kiti žmonės maudytis. Tai pirmam aukšte yra vonios kambarys, dušas, tualetas ir tokia svetainės zona. Turėtų būti miegamasis. Miegamasis. Ir dar vienas vonios kambarys. Ateinam į baseinų zoną ir toliau eisim link jūros. Štai ten matosi labai gerai, kad yra vandens parkas. Šiaip iš tikrųjų didelis vandens parkas, yra nusileidimo kalneliai, tikrai tinka ir suaugusiam ir vaikam. Ten tas juodas statinys, tai yra amfiteatras. Labai didelė scena, labai tokia aiški ir gera garso aparatūra, teko sudalyvauti jų renginyje. Pasirodymai, na, tokie tipiniai, sakyčiau, kaip Turkijos tokio aukšto lygio viešbučiai, galėtų ir labiau galbūt kažką įdomaus sugalvoti, nes dabar pasirodymai tai buvo tokie standartiniai akrobatų pasirodymai, šokiai, bet tai nebuvo labai kažkokio aukšto lygio, nepaliko labai didelio įspūdžio. Čia vyksta sporto užsiėmimai, joga, mačiau, buvo, vaikai žaidė futbolą, štai matosi yra vartai. Tai
Tikrai gana aktyviai viešbutis atrodo ir vaikam organizuoja tokia kaip futbolo varžybas su treneriu. Labai mačiau, kad vaikai buvo patenkinti. Na ir štai atėjau į nuostabę viešbučio dalį, paplūdimys su tokiais gražiais panoraminiais vaizdais. Paplūdimys labai platus, smėlio. Įbridimas irgi, kas svarbiausia, truputį yra akmenų įbrendant, bet kai įbrendi į jūrą, tai yra tikriausias smėliukas ir labai geras dugnas. Nei greitai gilėja, nei ką, šiaip labai patiko jūra. Tai štai, puikus naujas viešbutis Fetijos regione. Liberty Signa viešbučio vakarienė. Šiaip viešbutis labai tikrai kokybiškas, naujas, modernus. Štai. Dabar apžvelgsim vakarienę, tai turi picų iškeptų. Aišku, ten duonos kampelis, salotų skyrius tikrai nemažas ir šviežių daržovių yra. Ir dabar galima išsirinkti mėsą ir ją iškeps darbuotojai vietoje. Viskas labai tikrai estetiškai skaniai atrodo ir visko norisi paragauti. Vakar jau buvo paragauti desertai, kurie buvo tikrai labai skanus. Sūrio tortas, kiti desertai. Labai skanu. Ką čia dedasi žmonės? Štai ir vaisių skyrius, kuriame tikrai kiekvienas ras pasirinkimą sau.